Kaip tu įsivaizduoji saugų eismą? Įsivaizduoju, kad reikia pirmą pažiūrėti, ar jokia mašina neatvažiavo. Ir palaukti, kol užsidegs žalia lemputė. Kiek tau metų ir koks tau vardas? Kornelija. Ir kiek tau metų? 5,5. Gerai. Na ir kaip tu įsivaizduoji tą saugų eismą? Įsivaizduoju saugą eismą, kad negalime iš galo bėgti. Taip. Kaip toliau? Martynai, su kuo pieši? Eina. Kas yra saugus eismas? Kaip tu įsivaizduoji? Jei važiuoja mašina, tada negalima eiti, reikia palaukti. Jei nėra mašinos, galima eiti. Taip, teisingai. O kam yra skirta šitą liemenę? Kad vaikščiotum saugiai. Gerai. Būtinai reikia eiti tik suaugusiems, su mažiems vaikams, o dideliems vaikams vieniems. Kad tavo šventą išleido. Ir kam skirta šitą liemenę? Nakčiai. Gerai. Ir norint pereiti gatvę, ką reikia daryti? Pasižiūrėti kairę ir į dešinę. Nu šaunuolis.